2011 m. kovo mėnesis. Australija, kažkur netoli Naujojo Velso krantų. Vietinis žvejys Jasonas kartu su savo tėvu užsiiminėjo ryklių žvejybą. Jie užmaudavo jauką ant kabliuko ir mesdavo į vandenį. Tada kitą dieną jie grįždavo į plūdurų pažymėtą vietą patikrinti, ar ką nors sugavo. Prie vieno iš tokių plūdurų jie atvyko ankstų rytą, o tai, ką jie rado, juos labai nustebino ir netgi išgąsdino. Tai buvo mako ryklys, ar bent tai, kas iš jo liko. Kažkoks didelis vandenyno plėšrūnas sugebėjo sudoroti šį ryklį. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie paslaptingą vandenyno žudiką. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalo, o dabar gero žiūrėjimo. Australijos vandenyse knibždėte knibžda įvairiausių gyvūnų rūšių, tokių kaip bangeninis ryklys, jūrų liūtai, koralinės žuvis, visų vandenynų siaubas, didysis baltasis ryklys ir daugybė kitų. Australijoje yra skaičiuojama per 180 ryklių rūšių, iš kurių apie 70 būdingos tik šiems vandenims. Bet kas iš tiesų galėjo užpulti mako ryklį? Šie rykliai yra laikomi viena iš greičiausių žuvų pasaulyje, kuri gali išvystyti netgi iki 80 km/h greitį. Kaip mano ryklių sugavęs Jasonas, toks ryklys galėjo sverti apie 250 kg, o ilgis galėjęs būti netgi 4 metrai. Bet kas galėjo sėsti tokio ilgio ryklį ir palikti tik jo galvą? Žvejams apipjaustinėjus mėsą nuo mako galvos, jie rado dar vieną staigmeną – ryklio minkštuose audiniuose užstrigusi marlino snapo galą. Bet apžiūrėjus atidžiau buvo nuspręsta, kad tai ko gero prieš kelis metus vykusios kovos pasekmė. Žiūrint į ryklio dydį ir patį įkandimą, galima teigti, kad didysis makas tapo kokio nors milžiniško vandenyno plėšrūno auka, kuri tik ir laukia vandenyno gelmėse, kada galės sugauti grobį. Pavyzdžiui, didysis kalmaras, retai, bet sutinkama šiuose vandenyse. Jau užauga iki 13 metrų ilgio ir gyvena maždaug 1 kilometro gylyje. Tai mitinės būtybės, kurios žinomas nuo senų laikų kaip jūreivių nelaimės pranašas. Juos medžioja kašalotai, o po tokių kovų ant kašalotų kūnų lieka milžiniški randai, nors pasitaiko liudijimų apie milžiniškų kalmarų užpuolamus laivus ir jų agresyvumą, tačiau nebuvo fiksuojami atvejai, kad jie būtų užpuolę ryklius. Šiuose vandenyse galime sutikti ir kitą jūrų monstrą, tai orką, dar kitaip žinoma kaip banginis žudikas. Jie yra žinomi dėl savo genialumo ir sudėtingų medžioklės būdų. Yra žinoma, kad orkos medžioja ryklius ir suvalgo jų kepenis. Banginis žudikas yra vienintelis baltųjų ryklių priešas laukinėje gamtoje, žinoma, neskaitant pačio žmogaus. Bet iš nuotraukose matomų įkandimo žymių galima būtų atmesti visus kaltinimus šiems vandenyno monstrams. Vienas iš realiausių žudikų būtų pats didysis baltasis ryklys, kuris gali sverti iki tonos ir netgi gali pasiekti 6 metrų ilgį. Gamtoje yra fiksuojama daugybė atvejų, kai ši ryklių rūšis užpuola kitus, mažesnius ryklius ir kartais netgi savo gentainius. Tačiau, kaip mano ir patys žvejai, tai galėjo būti ir tigrinio ryklio darbas. Ši ryklių rūšis žinoma kaip viena iš agresyviausių pasaulyje, o šiuo metu šiuose vandenyse jų tiesiog knibžda. Šios žudimo mašinos užauga iki 5 metrų ilgio ir sverti gali iki 900 kg. Tai viena iš didžiausių ryklių rūšių gyvenančių vandenynuose. Gali būti, kad mako ryklys buvo labai pažeidžiamas tuo metu, kai buvo prarijęs kabliuką. Tai besiblaškęs ryklys patraukė kitų plėšrūnų dėmesį. Kaip manoma, šį ryklį greičiausiai užpuolė didysis baltasis arba kita didelė ryklių rūšis. Tačiau neatmetama galimybė, kad tai padarė mums dar nežinomas vandenyno plėšrūnas. Vandenynas juk toks platus ir mažai ištyrinėtas. Ką jūs manote? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video.